nesuprasiu, kad gimdau. Vienas nėštumas gali būti vienoks, kitas nėštumas gali būti kitoks. Tas užgimimas yra skausmingas. Jau reikia sustoti ir pakvepuoti. Vakuumo ekstrakcija, akušerinių replių ir cezario pjūvio operacija. Jeigu reikia, tai reikia. Niekada gyvenime negimdęs ir nežino, kaip viskas atrodo, tai skamba labai baisiai. Jos yra skirtos padėti gimti greičiau. Sveiki, šiandien vėl susitinkame laidoje Kabinete pas gydytoją. Kalbėsime apie gimdymą. Aptarsime labai plačiai, kalbėsime nuo pat pradžios, kaip gimdymas prasideda, kai vykstama į ligoninę ir kas vyksta toliau ligoninėje ir pirmos paros po gimdymo. Su manim kartu kabinete yra gydytoja akušerė ginekologė Paulina Blotnienė. Labas, Paulina. Labas. Tai Paulinos truputį pristatysiu. Paulinos pagrindinė darbo vieta ir yra būtent akušerijos skyrius, ten, kur ir vyksta gimdymai kiekvieną dieną. Tai gydytoja priima gimdymus natūraliais takais ir atlieka cezario pjūvio operacijas, žodžiu, atlieka visas manipulacijas, kurios reikalingos būtent vykstantį gimdymai. Tai be šitos pagrindinės darbovietės, jinai dirba ir pas mus, Gerovės klinikoje, tai atlieka ambulatorinę nėštumo priežiūrą ir konsultuoja ginekologinės pacientės. Tad tikrai galite drąsiai kreiptis ir ambulatorinėms konsultacijoms, ne tik laukti, kol galėsite nuvykti į ligoninę ir sutikti Pauliną akušerijos skyriuje. Tai va, trumpa įžanga apie tave, nieko nesumelavau, pažįstu gerai. Tai gal mes tada ilgai netempiam tos gumos ir pradėkime nuo tos pačios pradžios. Nėštumas kaip ir eina į pabaigą, mes kalbėsim apie standartinės situacijas, neliečiant jau neišnešiotų gimdymų, pačios patologijos, nes čia jau bus atskiros temos, atskiros laidos. Kalbėsim apie standartinį gimdymą, tai yra išnešiotą gimdymą, apie savaime prasidėjusį gimdymą, ne apie sužadintą gimdymą. Tai dabar kokie tie yra požymiai, kad gimdymas jau prasideda? Gimdymo pradžia, kai bent vienas sąrėmis per 10 minučių ir yra reguliari gimdymo veikla, reguliarūs sąrėmiai ir baigėsi placentos užgimimu. Tai ir yra pagrindinis požymis, kad gimdymas prasidėjo. Gali būti tam tikrų požymių, kuriuos mes taip pat galim matyti, bet tai dar nevadinsim, kad tai yra gimdymas. Tai pavyzdžiui, nuteka vandenis. Tai be gimdymo veiklos, be reguliarių sąrėmių dar tai nėra gimdymas. Dar tai yra tik taip požymis, kad gali prasidėti gimdymas. Dažnai moteris irgi pastebi, kad ir klausia, sako, jau pastebėjau, kad nusileido pilvas, tai čia jau reiškia, kad už poros ar 2 gimdys jau čia ruoštis. Gleivių kamštis, išsikimšo kamštelis. Tai taip, tai yra tik tai požymiai, kad žmogaus kūnas ruošiasi gimdymui. Bet kada tas gimdymas prasidės, kas čia žino, gal už poros valandų, gal už keletos dienų. Tai čia dažnai taip pat pacientam galima tiesiog ramiai tai paaiškinti, kad ruošiasi gimdymui, bet kol nėra reguliarių sąrėmių, tol gimdymas neprasidėjo. Taip. Tai ramiai laukti ir dieną, ir 2, ir savaitę, ir galima ir 2 savaitės, kad... Tikrai nereikia lėkti priėmimo skyrių, jeigu pasirodė gleivių kamštis. Tai yra tiesiog požymis, kad žmogaus kūnas ruošiasi. Kaip atrodo gleivių kamštis, kad pacientėms suprasti, kad čia jis? Toks gleivingos tokios išskyros pasirodos, gali šiek tiek kraujo lašelis koksai būti, juostelės, siūlelis, pagausėjusios gleivingos išskyros. Bet ne visos pacientės pastebi tą dalyką, kad nei gleivių kamščiai ir nebūtinai nusileidusi pilvą būtų pastebėti. Ir tikriausiai, kai ruošiasi kūnas vis tiek tam gimdymui, tie sąrėmiai jie būna, bet jie nebūna reguliarūs. Bet yra ir pacienčių, kurios ir nejaučia tų tokių paruošiamųjų sąrėmių intensyvių kažkokių. Taip, apie šį viso nėštumo metu, jau artėjant link pabaigos, gali jausti moteris tos netikrus tos sąrėmius, gimdos susitraukimus, kurie yra neskausmingi. Tiesiog gimda susitraukia. Į galą nėštumo gali prasidėti paruošiamieji sąrėmiai, kurie yra nereguliarūs, nestiprėjantis, gali būti skausmingi, bet nėra reguliarūs ir nestiprėjantis. Bet ne visom taip yra, kitom iš karto audringai prasideda gimdymo veikla, sąrėmiai reguliarūs iš karto ir tiesiog prasideda gimdymas. Čia nėra vieno recepto. Jo, visų kūnai skirtingi ir visų kūnai skirtingai ruošia, tiek tą nėštumą visą išnešioja, tiek ir ruošiasi gimdymui. Ir netgi to pačio žmogaus, vienas nėštumas gali būti vienoks, kitas nėštumas gali būti kitoks. Ir gimdymo patirtis gali būti labai skirtingos. Dažnai, kai, pasakyti tikriausiai pacienčiam patinka tos, kuris turėjo
pirmus sunkesnius gimdymus, kad neužsiprogramuoti savęs, kad antras gimdymas irgi bus sunkesnis, nu, dar net sunkesnis galbūt už pirmą arba toks pat, koks buvo. O dažniausiai tai būna lengvesnis, tai tikrai nereikia užsiprogramuoti kaip nors ten. Dažnai pacientės bijo, kad tarkim, nesupras, kad nubėgo vandenis, nes tu išskyrų nėštumo pabaigą pradeda po truputį gausėti, tai gal tu trumpai galėtum paaiškinti, kodėl tu išskyrų gausėjai ir ar čia supras, kad vandenis nubėgo ar ne? Šiaip iš tikrųjų tikrai vienas iš tų tokių dažnesnių, kadangi aš ir priėmimo skyriuje akušerijos dirbu, tai vienas tokių dažnesnių atvejų, kada moteris atvažiuoja galvodamos, kad galbūt teka vandenis ir nežinau, ar čia teka ar neteka, ar kas čia daros. Tai tada tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų neaišku, kas gali būti ir mums patiems priėmime ne visada aišku būna iki galo, bet išsiaiškinam, tai tiesiog padaugėja išskyrų į pabaigą nėštumo, žinoma, ruošiasi gimdymui kūnas, tai taip kartais būna, bet dažniausiai, jeigu jau teka vandenis, tai nuteka per kojas, bala, nebūna taip, kad biški patekėjo ir nustoja. Dažniausiai taip yra. Tai tiesiog, jeigu bėga, tai bėga ir kad jau dažniausiai supranta moteris, bet jeigu neaišku, galima pasitikslinti. Ir dažnai būna toks klausimas, kad buvau duše, gal duše nubėgo, aš nepastebėjau, ta tokia baimė. Reikės ir vėliau, ir išlipus iš dušo vėliau, nes moteris dažniausiai tom, kurios jau teka, jau ateina su dideliu paketu, ar net pampersą tą užsideda ir jie būna šlapi. Tai ne tai, kad nutekėjo mažai, bet visokių atveju būna, tai jo, čia tas momentas, kad neišbėga visas vandenis iš gimdos iš karto, kad visi reguliariai. Vaikų išgimus dar išteka kiek. Jo, kad truputį vis tiek ar sarmiai vyksta, ar vaikas sujuda ir visą atsilaisvina, vis išbėga ir toks įkelatys šlampa ir išėjus iš dušo ir po namus vaikštant, kad tas jau pradeda kelti įtarimą, kodėl pastoviai šlampa. Taip pat baimė būna, kad nesuprasiu, kad gimdau, kad nesuprasiu, kad prasidėjo sąrėmė. Ir dažnai tai būna, kad pacientės nesusigaudytų, kad vyksta gimdymas. Galbūt dažnesnis atvejis būna, kai atvažiuoja su paruošiamaisiais sąrėmiais ir galvoja, kad jau gimdo, o iš tikrųjų tai gimdos kaklelis visiškai nesureagavęs, uždaras arba ten vos praviras. Ir tai po to paleidžiam jas namo ir jos dar keletą dienų ar ten savaičių negrįžta į priėmimo skyrių. Tai va, bet kai sąrėmiai yra tikrieji, jie yra reguliarūs, jie yra tikrai skausmingi, tikrai stiprėjantis, ir dažniausiai tikrai neapsigausi, duoda žinot. Jau reikia sustoti ir pakvepuoti ir taip, neišbūsi taip jau lengvai, nepraleisi. Aišku, visokių irgi atvejų būna, kad kurios nejaučia stiprių sąrėmių iki pat pabaigos, bet jau čia tokie labai išskirtiniai atvejai. Aš taip kartais taip pasijuokiu su savo pacientėm, kai būna, sako, gal naktį miegosiu, nepajausiu. Ir tikrai tas skausmas pažadins. Ir aš taip sakau, žinot, būtų labai faina, mes visos norėtume taip gimdyti, kad prabundi ryte, vaikas užgimęs, guli šalia tavęs ir dar žindžia krūtį. Kad tokių situacijų tai gyvenime nebūna, tikrai, kad gimdymas vyksta, visas pajaučia. Ir, žinai, mes čia taip, biškai taip, ir apie tokį simptomą aš galvoju, ar mes labiau supainėm, ar įnešėm aiškumo į tą, tai gal tu gali užakcentuoti, tarkim, kada pacientai važiuoti į priėmimo skyrių, ką pastebėjus jau važiuoti? Tai aš dažniausiai tradiciškai sakau savo nėščiosiom taip, 4 dalykus, tai reguliarūs, stiprėjantis, dažnėjantis sąrėmiai, važiuoti ne su pirmu sąrėmiu, ne tada, kai kas 10 minučių, o kai jau kas 5-7 minutės, jau tikrai jau valandą tokie, kai nuteka vaisiaus vandenis, irgi lėkti per raudoną, ten jeigu vandenis šviesus, bespalviai ar su rausva šiokia tokia priemaiša gali būti, judesius jaučia moteris, tikrai lėkti priėmimo skyrių, ten nereikia bėgti, lėkti. Normaliai, galima nueiti dušą, galima dar kokį jogurtuką suvalgyti, kažkokį lengvą maistą ir ramiai pasiėmus daiktus judėti link ligoninės. Kitas, 3 dalykas yra kraujingos išskyros, bet tai irgi nėra, kad siūlelis kraujo ir reikia lėkti, nes dažniausiai į pabaigą, kai gimdymo takai ruošiasi,
gali pasirodyti tų kraujingų išskyrų. Jeigu ten ant tualetinio popieriaus pasišlapinus matosi koks nors lašiukas kraujo, tai lėkti į priėmimo skyrių irgi nereikia. Aišku, mes nekalbame apie tas kažkokias patologijas ar kažką, bet kalbam apie normalų nėštumą. Tai, bet jeigu kraujo nuteka per kojas, kraujo daug, gausiai kraujuoja moteris, tai tokia atveju reikia judėti link ligoninės greitai. Jeigu bėga, pliaupia, tai žinoma, kviesti greitąją pagalbą. Ir 4 dalykas, dėl ko važiuoti į ligoninę, tai jeigu nejaučia moteris vaisiaus judesių, ar jos jaučia kažkokius neįprastai silpnus, tai tokiu atveju nepavykus prisižadinti, suvalgius kokį saldainiuką ar ten išgėrus šalto vandens, nepavyksta, vaisius nejuda tada, kada paprastai juda aktyviai, tuo metu nejuda, tai tada irgi atvykti į ligoninę pasitikrinti bent jau. O dar kalbant apie vaisius vandenis, tai tu paminėjai, kad jeigu šviesus, kad tada nebūtina skubėti, bet jeigu tie vandenys nešviesus, jie yra žali. Jeigu jie žali, tiršti, tai irgi tada jau nedelsti, pasiimti daiktus ir važiuoti į ligoninę. Tai tokia skubesnė situacija. Taip, turbūt irgi kraujavimas nereikia čia irgi kažkaip galvoti, kad jau čia viskas, jau labai blogai, bet nedelsti. Važiuoti į ligoninę ir važiuoti. Ja. Tai toks, kai galbūt taip toks irgi dar trumpai pasakant, kad jeigu tiesiog sąrėmiai šviesus vandenis, tai taip ramiu būdu ir nusiprausti ir užkasti ir ramiai atvykti. Taip, o jeigu dar išeina pralaukti, dar ir pralaukti, po dušu palys šiltų pastovėti. Taip, o jeigu žali vandenis arba kraujavimas, tai toks jau tada jau be jokių užkandukų sėsti mašiną ir važiuoti tada jau. Jeigu pacientė dar, kaip sako, kad sąrėmiai nėra jau ten tokie labai skausmingi ir nusprendžia dar šiek tiek pabūti namie, ar yra kažkokių tai būdų, kad mažiau to skausmo jaustų ir visa kita, kad kaip lengviau namie prabūti? Taip, tai lengviausia yra, galima imtis tų nemedikamentinių skausmo malšinimo būdų. Tai palysti po dušu, šiltu pastovėti, gali partneris pamasažuoti, nugarą patrinti, jeigu moteris turi namie vonę, tai ir vonioje paplūduriuoti šiltoje, ne per karštoje, bet šiltoje, kad būtų komfortiška. Tikrai padeda labai skausmui ištverti tuos sąrėmius, kurie gali būti skausmingi, nors dar nėra tokie dažni ar reguliarūs. Tai lygiai taip pat ir vaikščiojimas, supimasis, toks judesys, supamasis, gali, jeigu turi kokį kamuolį didelį, ant jo pasėdėti, kaip čia pasakyti? Pasisupti, ar pašokinėti, ant toksai tas judesys ritmingas. Tai va tokie veiksmai, kurie gali atpalaiduoti, kvėpavimas, žinoma, taisyklingas, ramus kvėpavimas, iškvėpuoti sąrėmį. Kokie yra pagrindiniai dalykai, jeigu važiuoja į ligoninę, kad ką įsimesti, kas svarbiausia, ko tikrai prireiks, dėl kurių dalykų nepriimsi į ligoninę. Kitus gali ir atvežti, jeigu ten kažkokia smulkmena. Ir be daiktų. Šiaip jau, jeigu... gal paso kokio reikia turėti, kad nereikėtų kviesti policijos. Būtų gerai. Ne, policijos nekviečia. Identifikacija asmens, žinai, kas atvyko į ligoninę. Tai geriausia, aišku, turėti asmens dokumentą, nešiosios kortelę ir jeigu tai nėra kažkoks labai super ekstrinis dalykas, būtų gerai susidėti tą krepšiuką, tai ką turėti gimdymui skirtus marškinius, jeigu neturėsi, duosim, turėti chalatą, patogu, nereikia ten pusnuogiai lakstyti kur nors, turėti naujagimiui rūbelius ir komplektukų ne vieną, būtų gerai turėti pampersą arba iš tikrųjų paketą didesnį ir ne vieną taip pat, naujagimiui irgi sauskelnes. Aš taip dažnai vis irgi esu su pacientėm, kur matai tokia kuriozinė situacija būna, kai vyrai dalyvauja gimdyme ir keliauja jau į gimdyklą ir su lauko batais, tarkim, neįleidžia, liepia tas bachilus užsidėti. Aš nežinau, kad dabar yra tvarka, aš dabar, kai jau nebedirbu gimdymo šitam skyriuje, bet būdavo, kad reikės tas bachilus nusipirkti ten iš aparato. Ir... Ne, duoda, nebereikia nieko pirkti. Būna vyrai patys savo šlepetės atsineša, tai irgi visai
Aš manau, kad labai patogu, pasakyti, palatai po gimdymo, su šlepetėm vaikščiot, bet aš toks kaip anekdotas, sakau, man iš praeities, toks iš rezidentūros, laiko dar atsimena, kai būdavo tas aparatas, kabėdavo. Jo, ir žinai, kai reikia centro, dažniausiai niekas neturi, tai kiek reikia. Tai manai, pradeda ieškoti, kas turi paskolinti 50 centų, nes vachilų nėra. Labai juokinga. Dabar nieko. Dabar duoda, nu tai va, bet tikriausiai būtų patogiau negu su bachilais, kad savo šlepetės įsispirti. Ten tose bachilose vis tiek jie. Taip, ten visą dieną būti ir naktį ir paskui dar po kelias dienas palatai po gimdymą, aišku, galima su kojiniam galbūt vaikščioti, tiesiog be batų, bet manau, kad būtų gana patogu ir vyro nepamiršti aprūpinti. Taip, galima išvykstant. Na gerai, kaip ir atvyko jau su visais daiktais, pilnai susiruošęs į priėmimo skyrių. Ir kas vyksta priėmimo skyriuje? Tai priėjus pro duris, kur patenka pacientė? Tai dažniausiai pasitinka jau visa priėmimo komanda. Pirmas kontaktas dažniausiai būna su akušerė dirbančia arba registratorė priėmimo skyriuje, kurios akušerės funkcija ten yra atlikti triažą. Triažas tai yra įvertinti atvejo skubumą ir nėščiosios būklę įvertinti. Ir ten supildomi dokumentai, duodama tapatybės kortelė ar ten pasas ir tada keliauja moteris į apžiūrų kabinetą. Apžiūrų kabinete jau bendrauja su gydytoju ir aišku, ateina ir akušerė lygiai taip pat dėl to, kad reikia ir kraujospūdį pamatuoti, ir temperatūrą pamatuoti. Tai va, ir toliau bendrauja jau su gydytoju, kur įvyksta apklausa, apžiūra, išsiaiškinama, dėl ko moteris atvyko ir įvertinami gimdymo takai, jeigu tai moteris gimdo. Tai gydytojas priėmimo skyriuje pasižiūri vaginalinę apžiūrą atlieka ir įvertina gimdos kaklelio išsiplėtimą, ar teka vandenis, ar kokias, žodžiu, apžiūri. Tai va, ir aišku, vaisiaus būklė taip pat įvertinama yra priėmimo skyriuje, atliekama kardiotokografija atliekama ir echoskopija, jeigu reikia. Ir apžiūrėjus, jeigu pacientė tikrai gimdo, pasitvirtinama, tai, kaip supratau, jinai yra keliama į gimdymo skyrių, kad jinai negimdo priėmime. Čia yra tik jos apžiūros vieta, jinai dar turi perkeliauti kitą vietą. Taip, tikrai ten nelieka, aišku, būna tokių atvejų, kai įvyksta gimdymas ir priėmimo skyriuje, bet tai čia jau tokie labai reti atvejai, tikrai reti labai. Bet ne dėl to, kad taip mes planavom, o dėl to, kad jau tiesiog jau nebebuvo kur dėtis. Viskas yra paruošta, priėmimo skyrius yra pritaikytas gimdymui, jeigu taip atsitiktų. Bet dažniausiai moteris keliauja į gimdymo palatą, kur kartu su lydinčiu asmeniu, jeigu nori, ir tada jau ten vyksta gimdymas ir tolimesnė priežiūra. Ar dažnai pasitaiko atveju, kad, tu truputį pradžiai minėjai, kad visgi pacientė atrodo, kad gimdo, bet patikrinus visgi gydytojas pasako, kad dar gimdymas nevyksta arba kad dar teks keliauti namo? Pasitaiko tikrai neretai tokiu atveju. Tokiu atveju tikrai, jeigu gimdymo takai dar nepasiruošę, sąrėmiai gali ir vykti jie, bet jie yra paruošiamieji, dar nestiprus, gimdos kaklelis dar nėra prasivėręs arba prasivėręs labai mažai, vandenis neteka, kraujavimo nėra, vaisiaus būklė tuo metu yra gera, tikrai moteris dar gali būti paleista namo, nes savo namų aplinkoje kartais tikrai yra lengviau ištverti tos paruošiamosius sąrėmius, galima komfortiškai pralaukti dar iki kol jie sustiprės ir padažnės ir prasidės tikrasis gimdymas. Aš dažnai taip irgi su pacientėm, sakau, jūs nepykit savo, galbūt ten reikės ir po 2 valandų apsisukti ir vėl grįžti, kartais galbūt tokias emocijas užvaldo, kodėl nepaguldi iš karto, bet gal taip norisi, besiruošiančiam gimdyti pasakyti, kad visgi, ligoninė nėra ta vieta, kur galima stebėti po 2-3 paras ir laukti, kol gimdymas įsibėgės ir tu turi guldyti ligoninę tada, kai tu esi garantuotas, kad jau gimdymas vyksta ir jisai paros eigoje, tikėtina, kad įvyks. Tai tas toksai kartais būna, kad kaip ir tu sakai, sąrėmiai galbūt yra, bet dar kaklelis neįsiplėtęs, tu žmogų išleidai į namus, bet praeina porą valandų, tie santykiai sąrėmiai nerimsta, grįžta, jau kaklelis yra daugiau prasivėręs, ir tada tu guldai, nes matai, kad progresuoja. Taip ir būna, kartais grįžta ten po kelių valandų, arba iš tikrųjų toks skausmas, kurio moteris nebegali ištverti, tokiu atveju irgi galima hospitalizuoti. Kartais būna negrįžta keletą dienų, tai dėl to ir yra, paguldysim į ligoninę,
gimdymo palatą, o pasirodys, kad sąrėmiai praėjo ir ką tada, ar mes čia užsiiminėsim sužadinimu gimdymo, nugi ne. Nes nesinorisi dirbtinai to sukelti, jeigu nėra reikalo. Tai štai aišku, kad reikia stengtis nepykti, kai taip atsitinka, nes, visai būna. Ja, visai pasitaiko, bet, kartais, kaip sakai, išleidžia ir galbūt po savaitės tik grįžta galų gale gimdyti. Tikrai yra buvę ne kartą. Na gerai, tai mes dabar jau kaip ir apsistojom to, kad visgi guldom, keliam į tą gimdymo palatą. Tai dabar trumpai gal gali apibūdinti, ten vis tiek yra 3 tie gimdymo pagrindiniai etapai, tai juos įvardinti, kas kuriais vyksta ir mes paskui kiekvieną jį paanalizuosim. Taip pat visas gimdymas yra skirstomas į 3 etapus. Yra pirmasis gimdymo laikotarpis, tai yra laikotarpis nuo reguliarios gimdymo veiklos, nuo reguliarių sąrėmių pradžios iki pilno gimdos kaklelio išsiplėtimo. Jisai yra skirstomas į 2 fazes, latentinę ir aktyvėje. Pagal gimdos kaklelio išsiplėtimą vertinama, kokia ta fazė yra. Latentinė fazė gali būti labai gan ilga, nes iš tikrųjų mes ir negalim tiksliai pasakyti, kiek jinai trunka, nes dažniausiai moteris dar būna tuo metu namie. Aktyvioji fazė nuo 4 cm išsiplėtimo, kai yra reguliarūs sąrėmiai, iki pilno gimdos kaklelio išsiplėtimo. Antras gimdymo laikotarpis tai yra nuo pilno gimdos kaklelio išsiplėtimo iki vaisiaus užgimimo. Ir trečias gimdymo laikotarpis yra nuo vaisiaus užgimimo iki placentos užgimimo. Gimdymas nesibaigia ties vaisiaus užgimimu. Nesibaigia, dar reikia pagimdyti ir placentą dėja. Tai tai gal mes tada pradėkime nuo to pirmo gimdymo laikotarpio. Kiek bendrai taip statistiškai tas laikotarpis trunka ir kaip tie sąrėmiai keičiasi per tą pirmą gimdymo etapą? Taip, tai šiaip jisai gali trukti apie 12 valandų, antrą kartą ar pakartotinai gimdančioms gali jisai ir trumpiau užtrukti, pirmakartėms yra jis ilgesnis, tai maždaug gali trukti 12 valandų, kaip ir sakiau, ta latentinė fazė nėra tokio tikslaus valandų kiekio, kad mes galėtumėm pasakyti, kiek ten tikrai trunka, bet sąrėmiai nuo reguliarių, kada būna 1/10 minučių, po to stiprėja, dažnėja ir pabaigoje, jau perinant į antrą laikotarpį, gali būti kas 2-3 minutės, tie sąrėmiai ilgi pakankamai jau būna, ilgėja irgi per visą tą pirmąjį laikotarpį. Tai ir tada vis tiek moteris, būdama to gimdymo palatoje, jie kažkokie tyrimai yra atliekami, taip? Taip, tik atvykus į ligoninę, kai jau hospitalizuoja moterį, tai pirmiausia paimami kraujo tyrimai, tam tikri, kurie reikalingi būtent tai pacientai, priklausomai nuo jos gretutinių ligų, ar ten, jeigu jokių patologijų nėra, moteris sveika, vaisius sveikas, viskas vyksta normaliai, dažniausiai tiesiog bendras kraujo tyrimas yra paimamas. Jeigu tam tikrų rizikų yra, gali būti kraujo grupė, koaguliograma, žodžiu, daug visokių tų tyrimų galėtų būti padaryti. Vėliau tai ir priėmimo skyriuje taip pat vertinam ir vaisiaus būklę ir vėliau gimdymo palatoje taip pat ta vaisiaus būklė periodiškai yra vertinama. Tai gali būti vaisiaus širdies tono auskultacija, gali būti atlikta, jinai turėtų pirmame gimdymo laikotarpyje kas 15-30 minučių būti atliekama. Dažniausiai ligoninėje mes atliekam kardiotokografiją. Kardiotokografiją šiaip normaliam gimdymui be jokių rizikų gali būti atliekama kas 2 valandas, bent 20 minučių vertinami vaisių širdies tonai. Tai gal paaiškinsiu kardiotokografiją, kas yra. Tai yra vaisių širdies tonų registravimas ir gimdos tonuso registravimas. Tai nuolatinis registravimas, tiksliau nepertraukiamas, o vertinti normaliame gimdyme be rizikų galima nenuolat rašyti, tikrai intermituojančiu režimu, o jeigu gimdymas yra rizikingas dėl tam tikrų priežasčių, gali būti atliekama nuolatinė kardiotomografija. Ir dar, aišku, personalas vertina gimdymo eigą pačią, vertina gimdos kaklelio išsiplėtimą, kas gimdos kaklelio išsiplėtimas gali būti vertinamas kas 4 valandas arba dažniau, jeigu
to situacija reikalauja. Pavyzdžiui, gydytojas nori sužinoti tą visą akušerinę situaciją tuo metu, nes tarkim, ar ten kažkas tai įvertinti progresavimą gimdymo. Tai irgi gimdos kaklelio vertinimas vyksta kas periodiškai. Dažnai mano pacientai klausia, tarkim, ar galės judėti gimdymo metu, tarkim, jeigu nėra taikoma epidurinė nejautra, būtent dėl tų tonų registravimo, kad, jeigu rašom, jie nėra didelės rizikos, nereikia jų rašyti pastoviai, ar pacientė gali ir palatoje judėti, eiti dušą. Taip, žinoma, gali, jeigu nereikalingas nuolatinis vaisiaus širdies tonų registravimas, tikrai moteris ir į dušą nueina, ir vaikštinėja po palatą, ir ant kamulio sėdi, ir netgi vonioki, kada guli. Turim nuotolinius daviklius irgi taip pat, tai galima juos naudoti, su jais galima vaikščioti, tikrai moteris sėdi ir ant kamulio su tais davikliais. Tai net ir kai epidurinė nejautra, jeigu nėra labai gili, moteris jaučia kojas, netgi tada kartais mes pasodinam ant kamulio, aišku, jeigu yra lydintis asmuo ir gali prilaikyti, ir taip, kad tikrai judėti palatoje kartais ir pageidautina. Apie vaisiaus vertinimą, kaip jau ir išsiaiškinome, dar turbūt labai aktualus klausimas yra gimdymo nuskausminimas. Tai nuskausminimo būdų yra keli, tai gal mes truputėlį jos prabėkim, kokie jie skirtumai. Tai aišku, jau minėjau tą nemedikamentinį būdą skausmui mažinti, tai tas ir judėjimas, ir masažas, ir relaksacija, ir muzikytė, ir kokia nors ten kvepavimas taisyklingas, žodžiu, viskas, kas atpalaiduoja moterį, gali būti panaudota nuskausminti. Aš dar kažkaip irgi prisiminiau apie tos nemedikamentinį ir atrodo, žinai, kai tu kažką darai, laikas eina greičiau. Nes jeigu tu guli tiesiog ant kušetės ir tik skaičiuoji sąrėmis po sąrėmą, dažniausiai tu tiesiog nuo to labai lėtai laikas eina. Ir lėtai, ir pavargsti dar, tai žinau, tikrai kiti serialų žiūri. Taip, o kiti būna, kad tu kažką vaikštai, biškai su kažko bendrauji, nueini į dušą, pareini ten, bendrauji su partneriu, klausaisi kažkokios muzikos, galbūt kiti, kaip sakai, žiūri, turi kompiuterį, dar kažką, žiūri kažkokią serialą ten ar filmą, ar dar kažką ten klausosi ir atrodo, kad tas laikas, jisai praeina greičiau, negu ir tas skausmą mažiau jauti, atrodo, kad valanda praėjo. Koncentruojasi kažkur, tai dar ne tik tai patys skausmą sąrėmį, o į ten kažkokią tai dar veiklą. Aišku, kai sąrėmį jau labai stiprus, tai tiesiog reikia prakvepuoti, nėra iki galo nei vieno šiaip tokio būdo, kuris jau pilnai visiškai nuskausmintų ir pagimdytum absoliučiai be jokio skausmelio, net ir ta epidurinė nejautra. Tai va, tai apie kitus medikamentus. Apie kitus, dabar manau, kad judam prie medikamentinių, tai kaip tada toliau? Tai medikamentiniai gimdymo nuskausminimo būdai yra opioidiniai analgetikai, dviejų rūšių mes naudojame, petidinas, tai jis yra leidžiamas į raumenis, suveikia gan greitai per 20 minučių ir veikia ilgai pakankamai, gali iki kelių valandų trukti tas nuskausminimas, jisai netliekamas pabaigoje gimdymo, pradžioje greičiau naudojamas yra. Taip pat kitas narkotinis analgetikas yra leidžiamas į veną, fentanilis, jisai suveikia tikrai greitai ir tiesiog kuriam laikui šiek tiek apmalšina tą skausmą arba jo pojūtį, šiek tiek gali apsisukti galva, toks truputėlį poilsio duoda ir trunka iki valandos 40 minučių maždaug taip. Pilnai skausmo nenuima, bet duoda tokios relaksacijos laiko pailsėti. Tai va, irgi taip pat jau ant išstumimo laikotarpio tikrai jau jis yra neleidžiamas, nes abudu šie analgetikai jie gali slopinti vaisiaus kvėpavimo centrą, dėl to yra prieš skiriant nuskausminimą dažniausiai vertinam, kokia yra situacija akušerinė, ar mes galim skirti juos ir ką mes galim skirti iš viso. Tai va, tai kitas medikamentinis būdas tai yra epidurinė nejautra. Epidurinė nejautra, tai kai yra vaistai suleidžiami į epidurinį tarpą, kitaip ūkiškai tariant į stuburą. Ir jinai yra labai efektyvus, šitas būdas yra labai efektyvus, skausmina tikrai labai gerai, sąrėmių arba moteris nejaučia, arba jaučia, kad tiesiog inda susitraukia, skausmo paties jau nejaučia.
ir jinai gali trukti tiek, kiek reikia. Aišku, išstūmimo laikotarpyje visų jausmų nenuima, dažniausiai vis tiek jaučiasi, kad veržiasi vaisiaus galvutė ir toks pojūčiai suaštrėja ir pabaigoje bet kuriuo atveju. Tai va, yra dar kitų būdų, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, ten linksminančių dujų azoto oksidas yra naudojamas, bet Lietuvoje mes jo nenaudojam, bent jau Santaros klinikose neturime. Tai va, elektros impulsų ten stimuliacijos gali būti daromos, bet mes irgi tokio aparato neturim. Gal nebent būna, kad elektros stimuliacijos kartais pačios jos įsigyja tos tokie lipdukai, kur klijuojasi ant apatinės nugaro dalies. Kartais pacientės bijo, kad nespės epiduriniai nejautra, nes jis ten labai taip plačiai kalbama, kad turi tam tikras apribojimus, kad stengiasi personalas visai į pabaigą gimdymo jau nebedaryti. Tai kokios tos ribos ligoniniai taikomos, oficialios, neoficialios? Iš tikrųjų, tai gydytojas įvertina situaciją akušerinę, įvertina, kaip greitai progresuoja gimdymas, kelintą kartą net moteris įvertina visą situaciją, gimdos kaklelio išsiplėtimą ir pagal tai su moterim pasitarę gali nuspręsti, kokį tą nuskausminimo būdą pasirinkti. Ir aišku, kad pačioje pabaigoje, antrame gimdymo laikotarpyje ar visiškai pabaiga pirmojo gimdymo laikotarpio dažniausiai epidurinė nejautra netliekama. Ir taip moteris tikrai čia viena tokių didesnių baimių yra nespėti. Jeigu taip atsitiko, kad nespėjate, aš visą laiką stengiuosi kažkaip nuraminti ir sakyti, kad tai gerai, bet reikia pasidžiaugti, kad gimdymas jau labai į pabaigą, reiškia, kad nebedaug beliko ir kad tas mūsų tikslas ligoninė pakliuvus gimdymo metu ne epidurinės nejautros, o tikslas yra naujagimis. Ir galbūt stengtis kažkaip tada stengtis koncentruotis į tai, kad jau čia pabaiga reiškia, kad tai yra pabaiga. Gal čia tas toks labiau nuraminimas, kad jeigu jau tiek moteris prabuvo, kad nereikėjo epidurinės nejautros ir plus vis tiek būna, kad į gimdymo pabaigą, kai jau vyks stūmimas, norima, kad moteris labiau jaustų tos sąrymius, kad tas stūmimas būtų, tai galbūt nėra tikslas labiau taip viską ir užslopinti jau toj visai pabaigoje, ten likus valandai iki gimdymo. Kaip ir liktais tos visus skausmo dalykus mes prabėgom. Kaklelis išsiplėtė iki 10 cm, turim antrą laikotarpį, tai kiek jisai gali trukti, nes kartais pacientės maišo tą dalyką, kad kai pasakai, kad antras laikotarpis gali trukti kelias valandas, jis suoja, kad 2 valandos vyksta stūmimas. Tai va ta gal tu... Taip, tai antrasis gimdymo laikotarpis, kaip sakiau, nuo pilno gimdos kaklelio išsiplėtimo iki vaisiaus naujagimio užgimimo, tai jisai gali trukti iki 2 valandų pirmą kartą gimdančiai. Jeigu su epidurinė nejautra gali iki 3 valandų trukti. Antrą kartą ar pakartotinai gimdančiai moteriai gali trukti iki valandos ar iki 2, jeigu su epidurinė nejautra. Dėl ko taip yra? Tai nereiškia, kad visą tą laiką moteris stumia, stanginasi, tikrai ne. Tai tiesiog dažniausiai pradžia yra tokia, kad laukiam, kada vaisius nusileis gimdymo takais ir kad tų stangų, stūmimo, aktyvaus darbo būtų kuo mažiau. Jeigu tai leidžia vaisiaus būklė, mes tiesiog tokiame laukime visą laiką būnam, stebim dažniau, vertinam situaciją dažniau ir ta pati vaisiaus širdies tonų registravimas dažniau vyksta. Ir jau vaisiui nusileidus gimdymo takais kiek įmanoma žemiau, įvyksta jau leidžiam stangintis moteriai. Stangos jos gali prasidėti nevalingai anksčiau, kada jau nevalingai susitraukia pilvo raumenys, diafragma, bet jas galim mes arba sustiprinti, arba mes jas galim susilpninti. Tai susilpninam tada, kada dar norim, kad vaisius nusileistų pats kiek įmanoma žemiau, tai liepiam giliai kvėpuoti ir nestumti. O jeigu jau mes norim sustiprinti, reiškia, mes esam visiškai finišo tiesioji, norim, kad moteris stangintųsi, tai tada aktyviai pati, kad dar sutrauktų pilvo raumenis, stumtų, kojom spirtųsi, rankom trauktų ir stipriai stumtų.
Tai kokios tavo tos rekomendacijos, kaip efektyviai pasiruošti tam stumimui? Nes kartais, čia turbūt dar viena iš tokių baimių, kada sako, gal aš nemokėsiu, gal man nesiseks, ir tai bandai vis nuraminti, kad ligoninį paaiškins, jeigu nesiseks, kad gal kažką galėtum parekomenduoti. Aišku, žinios yra jėga, reikia turbūt, šiaip geriausia vis tiek kažkokius kursus palankyti, galbūt akušerę, kur veda kursus būna ligoninėse, kad truputėlį, nes kai tu žinai, tai tas žinojimas truputėlį ir ramina ir pačią moterį, ir lydinti asmenį lygiai taip pat. Ligoniniai mes visą laiką ir pasirepetuojam, ir paaiškinam, ir ne vieną kartą, ir aišku, jeigu moteris klauso, tai tas procesas įsivažiuoja, supranta, ir galų gale tos stangos netgi yra, ir kaip sakiau, nevalingos, tai netgi kai jau visiškas būna, tikrai būna kartais visiškas pasimetimas moterų pabaigoje gimdymo, tai, bet ir tai gimsta tas vaikas. Vis tiek galų gale tai yra natūralus procesas, ir gyvūnėlis pagimdė, ir žirafa, ir kas nors, ir jiems tas gimdymas yra natūralus procesas, lygiai taip pat ir žmogui. Atsiranda tos nevalingos stangos ir stumeta. Kaip su skausmo malšinimu, būtent išstumimo metu, ar reikia to skausmo malšinti, ar jis būna šiek tiek mažiau skausmingas, kai jau moteris pradeda stangintis, kad jau atsiranda kažkokio to nukreipimo jėgos tokio? Tai jau visiškai tame stangų laikotarpyje, kai jau leidžiam stangintis ir moteris jau stumia, tai jau jokio mes nuskausminimo specialaus jau nebetaikom, tęsiama ta pati epidurinė nejautra, jeigu buvo, bet žinoma, jau tie jausmai visai kiti, kai jau vaisius veržėsi gimdymo takais, vis tiek moteris tą skausmą kažkokį tikrai jaučia, nežinau, ar jis yra silpnesnis, bet kai moteris aktyviai stumia, tai tada nesikoncentruoja į tą skausmo pojūtį, o tiesiog į tą veiksmą. Ir mes sakom, jeigu stipriai stumsi, mažiau jausi skausmo. O kaip dėl gimdymo pozų? Ar yra galimybė jas kažkokias rinktis? Kokios jos yra apskritai galimos ir rekomenduojamos? Tai antrame gimdymo laikotarpyje, ar net ir pirmame, gali būti kelios tos pozos įvairios, gali būti kelių alkūnių padėtis, gali būti pritūpus, gali būti ant šono gulima ar ant nugaros gulima. Dažniausiai, kol mes laukiam, kad vaisius nusileis pats kiek įmanoma žemiau, tai tokiu atveju mes galim tikrai moteriai pasiūlyti, kaip jai yra patogiau, kaip jai yra lengviau ištverti skausmą, ar mes norim, kad ir galvutė išsisuktų irgi, tai būna ant vieno šono paguldom, ant kito šono, čia jau yra pagal akušerinę situaciją sprendžiam, kaip ta moteris turėtų, arba pagal jos norus taip pat, bet dažniausiai jau pačioje pabaigoje mes ar akušerė, kurią priiminėja gimdymą, ar gydytojas nusprendžia, kaip vis dėlto yra efektyviausia, moteris efektyviausiai stumia. Tai kartais būna, dažniausiai tai vis tik tai būna ant nugaros guli moteris, įsispyrus kojom, rankom traukia, tai tada tas veiksmas pats būna pakankamai efektyvus ir priimančiam personalui naujagimį yra truputėlį lengviau suvaldyti situaciją, tarpvietės, prilaikyti tarpvietę, kad jinai neplyštų. Kartais ant šono būna moterį lengviau stumti, tai ir taip galima gimdyti. Žinoma, galima gimdyti ir 4, bet dažniausiai tai būna dažniausia poza ant nugaros. O kaip dėl tarpvietės plyšimo ir kirpimo? Tai kodėl reikalingas tas kirpimas ir ar nuskausminimą ir prieš kerpant dažnai, irgi, baisu, iš tikrųjų žmogui, kuris niekada gyvenime negimdęs ir nežino, kaip viskas atrodo, tai skamba labai baisiai. Taip, tai tas žmogus, kuris priiminėja gimdymą, dažniausiai tai būna akušerė, gydytojas šalimais dažniausiai stovi ir vertina situaciją, arba visokių tų situacijų būna, bet vertinama, kaip plečiasi tarpvietė, kaip žiūrima, ar kokie tie audiniai elastingi, ar jie matosi, kad plyš. Dažniausiai kerpama dėl to, kad reikia greičiau užbaigti gimdymą, kad vaisius lengviau pralystų pro gimdymo takus. Tai ne dėl plyšimų prevencijos, bet
pagrinde, kad pavyktų greičiau, efektyviau išstumti vaisių. Jeigu mato, kad tikrai ta tarpvietė nelastinga, mato, kad jau ten audiniai įsitempia labai stipriai, tai tada geriau įkirpti, nes, aišku, stengiamas išvengti ir stiprių plyšimų. O jeigu šiek tiek įplyšta, jeigu mato, kad tarpvietė pakankamai gerai yra vietos, praleidžia galvą, tai tikrai niekas specialiai ten nekarpo ir stengiamasi išsaugoti tą tarpvietę. Ir, kaip sakiau, yra tas tarpvietės prilaikymas, ką akušerė daro. Ir jeigu ten vos įplyšta, tai tikrai ne tragedija, gerai sugyja puikiai. Ir aišku, jeigu ir kerpam, susiūnam, nieko net nesimato, aišku, gyjimas nėra skausmingas gali būti, bet jeigu reikia, tai reikia. Niekada niekas nedaro to, ko nereikia, reikalingų kažkokių veiksmų. Aš taip dažnai irgi sakau pacientėms, žinai, nukirpti ir susiūti yra darbas. Niekas nenori papildomo darbo. Tai šiaip savo kirpti tam, kad daugiau dirbti, tai niekam to visiškai nereikia. Tai dėl to suprasti, kad ligoniai vis tiek yra renkamasi, niekas nedaro. Šiaip savo, jeigu kažkokią veiksmą parinko, tikėtina yra kažkokia indikacija arba gydytojas mano, kad tai padės geriau pagimdyti, kad geresnė išeitis bus. Gerai, tai tada kaip ir priartėjom prie to jau vaikelis, kai užgimė, vyksta tas 3 gimdymo laikotarpis, pabaigime apie 3 ir dar šiek tiek grįšim prie visokių papildomų intervencijų. Tai 3 gimdymo laikotarpis. 3 gimdymo laikotarpis tai yra nuo vaisiaus užgimimo iki placentos užgimimo. Dažniausiai šiaip jisai gali trukti iki 30 minučių, kada mes laukiam, kada placenta atsidalins ir užgims. Jeigu nevyksta gausaus kraujavimo, mes tą laikotarpį išlaukti galim. Dažniausiai placenta užgimsta greičiau ir taip ir užsibaigia jisai ten per kokį 10 minučių. Bet jeigu placenta dar neatsidalino, mes laukiam. Ir jeigu nebent mes matom, kad vyksta kraujavimas, tada tokiu atveju gali tekti įsikišti personalui. Ir aišku, tada atlikti tam tikrus veiksmus, kad ta placenta užgimtų. Čia lygiai ta pati turbūt daroma papildoma intervencija, jeigu ir neužgimsta pati placenta, jeigu laukiama ar nesulaukiama 20 minučių, iki 20-30 minučių, taip, jeigu placenta neužgimsta pati, tai tokiu atveju reikia placentą atidalinti ranka, tai tada, aišku, žinoma, pasikviečiam anesteziologus, moteris gauna intraveninę nejautrą dažniausiai ir tada užmiega. Tuo metu nieko nejaučia, neprisimena to ir tiesiog ranka gydytojas atidalina placentą. O jeigu placenta gimsta pati natūraliu būdu, ar tas užgimimas yra skausmingas? Aš tik tai noriu pabrėžti, kad dažniausiai jinai užgimsta pati. Tikrai labai retai mes tas intervencijas turim daryti, bet tai skausmingumas minimalus, gali pamausti pilvo apačioje, tiesiog kaip gimta susitraukia ir kuri stengiasi išstumti tą placentą pati, tai jis tikrai nėra skausmingas, placenta yra minkšta, jau po vaisiaus gimimo, naujagimio gimimo, tikrai tas laikotarpis nėra skausmingas. Žinai, mes nupiešėm tokio kaip ir pakankamai idealaus gimdymo portretą, tokį, kur prasidėjo sąrėmė, atvyko į ligoninę, viskas sklandžiai, gavo ar nuskausmę, man nereikėjo nuskausmimo, gražiai pagimdė, viskas užgimė. Bet visgi, kaip minėjau, yra tam tikros kelios intervencijos, kurių kartais visgi prireikia gimdymo metu, tai turbūt to irgi kaip trijulė, ta vadinama vakuumo ekstrakcija, akušerinių replių ir cezario pjūvio operacija tokia. Ir 4 dar būna tas placentos atidalinimas, bet mes kaip ir jį šiek tiek aptarėm, bet čia tokios bauginančios situacijos, kai dažnai patys išgirsta, kad gydytojas pasako, kad reikės vakuumo ekstrakcijos arba akušerinių replių, tai labai bijo to. Gal tu gali paaiškinti, kada to reikia ir kaip maždaug atrodo ta procedūra? Tai abudu šie ir vakuuminė ekstrakcija ir akušerinių replių panaudojimas yra skirtas užbaigti gimdymą natūraliais takais greičiau, kai yra tarkim, dėl vaisiaus hipoksijos, gelbstint, kitaip tariant, vaisių, arba kai moteris negali aktyviai stangintis, kai yra tam tikros ligos, patologijos, moters ten 3-4 laipsnio širdies liga, kraujagyslių, smegenų ligos ir taip toliau, kai moteris pati stangintis negali, tai tokiu atveju reikia padėti. Tai nėra tikrai, kad tos intervencijos atliekamos būtų be reikalo.
jos yra skirtos padėti gimti greičiau naujagimiui. Ir dažnai, tarkim, vakuumo, tas kaip ir vakuuminė ekstrakcija, dažniausiai toks kaip gaubtuvėlis, kuris dedasi visiškai ant vaisiaus tos pirmygės dalies. Uždedama ir užtenka kelių trakcijų dažniausiai patraukti, kad šitas metodas yra naudojamas tik tada, kai yra tam tikros sąlygos, kai vaisiaus galva yra pakankamai žemai, kai yra tikrai galimybė užbaigti gimdymą natūraliais takais, nereikia atlikti cezario pjūvio operacijos ir jau vaisius prie pat išėjimo plokštumos, kaip mes sakom, tai tokiu atveju užtenka truputėlį padėti moteriai, kai gal tos stangos jos neefektyvios, gal neužvargus be galo. Tai tokiu atveju tiesiog užtenka šiek tiek patraukti ir vaisius užgimsta. Replės lygiai taip pat, tik tai jos dedamos irgi ant vaisiaus pirmygės dalies, tai yra galvos. Ir replės čia toksai, ir replės mes jau vis pasijokėm, kad šiaip žmogui nemačius akušerinių replių, kaip įsivaizduoja replės, kaip garaže, tas tokias, kaip sakau, tokias, kur spaudžia, taip, kur už ausų traukia. Bet akušerinės replės jos yra pritaikytos pagal vaisiaus galvos anatomiją, jos yra tokios, toks kaip vaisiaus galvos tos formos ir jos dedasi taip, kad užsikabina taip už vaisių ir nespaudžia vaisiaus galvos, jos labai švelniai apkabina vaisiaus galvą tam, kad būtų galima tą pirmąją dalį patraukti žemyn. Tai tas toksai, žmonėm neįsigąsti žodžio replės, jos yra taip pavadintas, bet jos nėra tos standartinės išvaizdos. Daug metų pritaikytas įrankis, kuris taip, aišku, be reikalo niekada nebus panaudotas, bet kai jau reikia, tai tikrai, kad sužaloti vaisių naujagimį tikrai neskirta tam, kad sužaloti. Ir tikriausiai replės jos istoriškai daug seniau atsirado, negu kad atsirado vakuuminė ekstrakcija. Tai bet tie abudu metodai greičio prasme yra lygiaverčiai. tą metodą, kurį renkasi personalas pagal savo patirtį, kas jam yra priimtinesnis tas metodas, jie abudu yra pakankamai lygiaverčiai, aišku, turi savo skirtumų, bet iš esmės. O cezario pjūvio operacija visgi pasitaiko atveju, kai gimdymas vyksta natūraliai ir tu negali numatyti iš anksto, kuriai moteriai reikės pabaigti gimdymą natūraliai, sakys, o pavyks, o kuriai reikės atlikti cezario pjūvio operaciją. Tai kokios dažniausiai būna indikacijos, kad visgi nusprendžiama atlikti cezario pjūvį, nors jau 10 valandų gimdymas vyksta. Taip, tai iš tikrųjų tikrai dažnai akušerijoje mes visko numatyti negalim. Akušerijoje viena tokių sričių, kur iš viso numatyti galim labai minimaliai, nes tikrai ir normalus gimdymas, bet koks atrodo sklandžiausias, nėštumas sklandžiausias gali pasisukti tą linkme, kada jau reikia kažkokios intervencijos. Ir cezario pjūvio operacija viena iš jų yra gimdymo metu, kada mes negalime užbaigti gimdymo natūraliais takais greitai, o mums tą padaryti reikia, pavyzdžiui, dėl vaisiaus būklės, kai matom hipoksijos požymius, pagal vaisių širdies plakimo dažnį vertinam, arba įvyksta kažkokios tai nenumatytos ten placentos atšoka, ar tarkim vaisius nebesileidžia gimdymo takais normaliai kaip turėtų, tiesiog sustoja, vadinam distocija tokiu atveju, ar tai dėl kažkokio netitikimo moters dubens ir vaisiaus galvos, ar netaisyklingo galvutės pasisukimo, ar gimdymo gimdos kaklelio nesivėrimo. Tai, žodžiu, tų situacijų yra daug, vertina tą gydytojas ir kai vis tik tai neišeina užbaigti natūraliais takais, tai tenka pasirinkti cezario pjūvio operaciją. Jeigu, tarkim, dabar jau esam palatoj po gimdymo ir tos pirmos kelios paros, 3 valandos pacientė lieka dar pastebėti gimdymo palatoje, dar iš karto nekeliauja tik po gimimo, taip? Ir tikriausiai, jeigu viskas su vaikeliu yra gerai, pirmas dalykas yra tai oda-oda kontaktas, kad gimus naujagimui iš karto sėdėdamas mamai prie krūtinės ir leidžiama tą oda-oda kontaktą paliesti. Gal gali trumpai, kodėl jis svarbus yra, kodėl tai yra atliekama, kad iš karto? Tai taip, iš tikrųjų naujagimiui užgimus, jeigu jo būklė gera yra ir mamos būklė leidžia, tikrai visą laiką taikomas tas oda-oda kontaktas,
kas turi labai daug privalumų. Tai ir naujagimio termoreguliacijai, nes šiluma iš karto prie mamos kūno nuogo prisiglausti ir vaisiaus širdies ritmo reguliavimui ir tam, kad tam ryšio sukūrimui naujagimio su mama ir apsikrečia mamos bakterijom, tai imunitetui labai svarbu. Žodžiu, daug privalumų turintis metodas tikrai yra taikomas visada, kada tik tai galima. Yra galimybė. Ar dar gulint palatoje toj po gimdymo, kaip sakyti, toj gimdykloje, ar moteris gali žindyti, yra skatinama, duodama? Taip, žinoma. Tai aišku, pirmiausia, naujagimis yra nukerpama virkštelė. Virkštelė nukerpama yra tada, kai nustoja pulsuoti, jeigu, aišku, vaisiaus būklė gera, tai tada laukiama, kol nupulsuos, dar nutekės dar iš placentos tas kraujas, kuris reikalingas yra dar naujagimiui, ir tada nukerpama virkštelė, dažniausiai tada paliekamas naujagimis ant mamos krūtinės ir tada jau dažniausiai, jeigu reikia mums ar ten gimdymo takus apžiūrėti, ar reikia susiūti kažką, ar plyšimą, ar kirpimą, ir po visko dažniausiai mes jau leidžiam mamai žindyti naujagimį dar gimdymo palatoje. Leidžiam. Tikrai žinoma. Leidžiam, skatinam, tai toksai kaip ir visiems turėsiu suprantama ir tikriausiai, jeigu viskas naujagimiui gerai, mamai gerai, kraujavimas nevyksta, viskas tvarkoti, po poros valandų pacientė keliauja po gimdyvinę palatą, toliau jau porai dienų dar truputėlį. Taip. Tai aš kažkaip galvoju, kad mes tikriausiai tą gimdymo tokį ir prabėgom. Tai iš tikrųjų tokia, aš pasikalbėjau su Paulina, man taip sugrąžino tiek daug kažkokių prisiminimų, tiek asmeninių, pati gimdymus 2 turėjau natūraliais takais ir visą tą išgyvenau, tai man daug tokių sugrįžo emocijų, tiek galbūt labai daug sugrįžo prisiminimų darbinė prasme, kadangi visiškai to nebepraktikuoju, gimdyko nebedirbu, bet labai tokių daug šiltų prisiminimų, širdis kraujuoja, bet kaip sako, aš išėjau tokių momentų iš gimdymo įstaigos, kuomet dar labai norėjau ten dirbti, bet išėjau todėl, kad jau, kaip sakau, vienu užpakaliu visų kėdžių neapsės ir man reikėjo kažką rinktis, tai pasirinkau šitą savo gyvenimo kelią, bet iki pačiol čia didžiulė nostalgija ir tokį labai šiltus jausmus šitai darbo vietai. Tai iš tikrųjų, ką aš dabar norėčiau visom pasakyti, man iš tikrųjų labai dažnai šitą temą kalbu ir aš pati ir stengiuosi kalbinti kitus specialistus. Tai kad ir kaip bebūtų, kad gimdymas pasibaigtų natūraliais takais, pasibaigtų su vakuumo ekstrakcija, akušerinėm replėm ar galų gale cezario pjūvio operacija, vis tiek tai nesumažina esmės jūsų gimdymo ir jūsų tikrai svarbiausia, kaip ir Paulina sakė, mūsų tikslas yra turėti sveiką vaikelį, kad gimdymas įvyktų sklandžiai. Tai kad ir kaip gimdymas vyktų, tikrai nesumažino gimdymo reikšmės, tai tikrai nereikėtų nuliūsti. Ir aš dažnai visada sakau, kad važiuojant į gimdymą reikėtų nusiteikti ne kovai. Jūs ten važiuojate tikrai ne kovoti ir kažkokio didelio, kaip sakyti, didelio darbo padaryti, bet kad važiuojate gimtadienį. Važiuokite, tas toks susitikimas, važiuojate jūs į šventę, į gimtadienį. Ir man turbūt pati didžiausia prasmė, aš pati, kaip iš savo asmeninės patirties šneku, kai aš įsivaizduoju, kad tai yra vaiko pirma gyvenimo diena. Tai net ne pirmas gimtadienis, kai mes jau švenčiam po metų, bet tai apskritai yra pirma gyvenimo diena, kai tu supranti, kad tavo vaikas pirmą kartą įkvėpė, pradėjo kvėpuoti, tu pirmą kartą pamatei, tu pirmą kartą priglaudei, net susigraudinau bešnekėdama jau dabar, kad realiai gaunasi, kad tokia didžiulė prasmė šitos dienos, kad tikrai verta tą visą etapą praeiti ir tą valandą prabūti ligoninėje ir iškęsti sąrėmius ir skausmą ir padirbėti ir paprakaituoti ir papykti. Ir gimdymo metu mes patiriam be proto daug emocijų, be proto daug visokių kalnelių, kaip ir nuo ašaros ir iš skausmo ir ašaros iš džiaugsmo, kai išgirsti savo vaiką verkiant. Tai, žodžiu, labai labai noriu palinkėti, žiūrėti labai pozityviai ir važiuoti nusiteikus taip, kad važiuojate į vieną nuostabiausių dienų savo gyvenime ir labai labai tikiu, kad kuo daugiau pozityvo, tuo tas gimdymas bus lengvesnis. Tai taip ir užbaigėm šitą laidą, biškai susigraudinusios. Aš labai tau ačiū, kad atvykai ir šiek tiek įnešei aiškumo apie tą gimdymo etapą. Patiko man šitą patirtis. Ačiū.